Šiauliai iš tikrųjų tiek stipresni, kiek rodo rezultatas šiandien. Rezultatas visada rodo tai, kad jie stipresni. Šiai dienai buvo tiek, koks yra rezultatas. Taigi, ko pritrūko tose atkarpose, kai pralaimėjote 0-11 pradžią, paskui 2-13, 4-15 ir taip toliau. Galbūt taktinių sprendimų, kiekvieno žaidėjo indėlio, daug ko. Mes esame, vienaip ar kitaip naujokai. O Antanas Sereika turi minčių šiuo atžvilgiu, ką daryti, ką veikti, bet gal iš tikrųjų, gal tie 30 taškų gal truputėlį per daug, nes ketvirtas kėlinys jautėsi, kad mes jau jų nepavysim, tiesiog gavosi taip jau, kad jie nuėjo ir iki 30 iš 20 taškų. Ką reikėtų keisti Utenoje, kad rezultatas būtų kardinaliai kitoks šiuo atveju? Man labai tinka juodaodžių žodžiai. Mes šiandien nebuvom tokie kieti ir verti tos pergalės. Turim būti kietesni. Tiesiog.